Parašiau kepinių knygą ir visai nesigailiu. Kiekvieną kartą, kai aš užsiemu kokiais nors kepiniais, duona, sausainiais, pyragais, man yra šventė. Tai šiandien pyragas, kurį aš iškepsiu, yra iš mano knygos tokio skyriaus, kuris vadinasi Ypatingiems svečiams. Taip, tai mažiau kalbų, daugiau darbų. Šiaip knygoje recepte yra parašyta 300 gramų džiovintų slyvų, bet kadangi aš noriu dar labiau sumažinti cukraus kiekį, aš šį kartą noriu pamaišyti ir panaudoti ir kitų džiovintų vaisių. Tai bus datulės. Datulės yra be galo saldžios. Kadangi man dar šiek tiek trūksta iki tų išsvajotųjų 300 gramų, tai aš dabar įdėsiu dar razinų, nes razinos taip pat yra labai saldžios. Na va, tai yra, čia netgi išėjo truputėlį daugiau, 350 gramų, bet tai nėra esminis dalykas. Man reikia, kad visa šita džiovintų vaisių gadynė pavirstų į tokią drėgnesnę masę. Tai paimti vaisius, juos galima nuplauti ir tada juos sudėjus į puodą užpilti arba... Taip, tai dabar čia jau yra kiekvieno pasirinkimas. Jeigu pyragą valgys vaikai, tai turbūt kavos nereikėtų čia dėti. Bet jeigu pyragas yra skirtas suaugusiems, tai labai rekomenduočiau vaisius užpilti arba pamirkyti kavoje arba stiprioje arbatoje. Tai aš turiu... Tuoj kavos padarysiu. Kavos, na, maždaug pusę puodelio ar pilną puodelį ir tada truputėlį viską pavirsim. Vienas puodelis kavos. Na, kad vaisius gerai, tiesiog, kad jie būtų apsemti. Šitie džiovinti vaisiai dabar tiesiog prisisurps to skysčio ir pasidarys tokie šlapesni, minkštesni ir juos tada bus paprasčiau sumaigyti. Ir jie tada pavirs į vieną saldžią ir skanę pyrago masę. Tai vietoj paprastų miltų šitam pyragė aš naudosiu maltus migdolus. Ir malti migdolai neretai, tarkim, jeigu aš kepu kažkokius tai keksiukus ar pyragus, obuolių, kad ir pačius paprasčiausius tokius biskvito pagrindų, tai dalį miltų pakeisti migdolais arba kažkokiais kitais maltais riešutais tikrai nekenkia ir netgi yra labai skanu ir pyragas tada darosi yra toksai šlapesnis, sunkesnis. Taip, tai aš dabar vėl traukiu, atidarau savo aruodus ir turiu įvairiausių, bet štai riešutų. Aha, man reikės 100 gramų. Taip, kai jau beveik riešutai susmulkėjo, aš dabar noriu čia įdėti šiek tiek cukraus, nes cukrus padės sugerti tą aliejų, kuris išsiskiria iš riešutų juos bemalant ir tada galėsiu aš juos sumalti į dar smulkesnius gabaliukus. Taip, tai kur čia tas cukrus? Šaukštą. Tikrai pakaks. Taip, tai aš gal šitos vaisius čia padėsiu, kad jie baigtų virti čia. Man labai sekasi gyvenime, manau, to, kad aš turiu neišsibaigiančius šokolado klodus, kuriuos man parūpina mano draugai Chocolate Naive. Šokoladą aš ištirpdysiu vūnelėje virš verdančio puodo. Man reikės 150 gramų šokolado. Truputėlį pasmulkinsiu. Ir įdėsiu dar 100 gramų sviesto. Ir sviestas ištirps kartu su šokoladu. Svarbiausia jų nesudeginti, nes šokoladas yra be galo jautrus temperatūrai. Vaisiai, va štai beveik visai nebeliko jokios kavos, ji visa susigėrė į vaisius. Tai dabar tiesiog man užteks va štai taip šakute juos pasmulkinti. Na ką, taip, tai vaisiai paruošti, kiaušiniai. 4 kiaušiniai ir pirmas dalykas, ką aš padarysiu, tai atskirsiu trynius nuo baltymo. Aš sakiau, kad dėsiu labai mažai cukraus, bet jo vis tiek šiek tiek reikės. Taigi, man labiau patinka rudas cukrus, kad jisai turi tokį
karamelinį skonį ir kvapą. Tai aš ir šį kartą naudosiu rudą cukrų, praktiškai vieną labai didžiulį šaukštą, tai bus apie 50 gramų. Štai pažiūrėjau. Nors aš knygoje esu parašius 150 gramų cukraus, bet įdėsiu 100 gramų. Tai dabar tiesiog tryniu su cukrumi gerai ištrinu. Nu va, viskas, jau šokoladas ir sviestas beveik ištirpo. Aš jau iš tiesų ir galiu ir sumažinti ugnį, jau užteks tos kaitros, kuri yra pačiam puode, o vanduo net neverda, matot? Tik tai truputėlį garuoja. Tai dabar kiek čia tų keletą gabaliukų liko. Tai juos tiesiog pamaišysiu ir jie ištirps. Dabar aš tiesiog po truputėlį šokoladą supilsiu. Viską išmaišau. Aišku, galėjau galbūt būtų toks noras pilti trynius į šokoladą, bet nepatarčiau to daryti, nes daug daugiau šansų, kad būtent tryniai iškeps karštam šokolade. Kadangi jau masė pati atvėso ir nebėra karšta, tai toliau tiesiog padarysiu paskutinius visus dalykus ir pyragas bus jau paruoštas. Labai praverčia mentelė, kad gražiau viskas iš dubens būtų išgriebta. Taip, tai dabar džiovintų vaisių tyrelė su kava į šokolado masę. Na, kai kur matosi dar viena kokia slyva ar pusė datulės, tai... Na ką, dabar pilu maltus migdolus. Paskutinis žingsnis - išplakti baltymus. Čia nededu jokio cukraus, nieko, tiesiog baltymus išplaksiu iki standžių putų. Nereikia baltymų perplakti, kad jau ir man dabar atrodo, kad aš truputėlį užsižiopsojau, jie galėtų būti šiek tiek ir tokie minkštesni. Na, ne taip paprasta juos įmaišyti, na, bet po truputėlį. Štai taip lengvai vartant tą riešutinę vaisių masę. Matus, ji truputėlį skystėja ir būtent tie išplakti baltymai suteiks purumo. Nes čia nedėjau jokių kepimo miltelių, čia panašiai kaip suflė iš tiesų. Šitą pyragą, kai iškepiau pirmą kartą, tai jį planavau padaryti visai kitokį, bet tiesiog taip išėjo, kad radau slyvų ir neturėjau miltų ir norėjau kažką tai tokio greito. Na va, jau dabar viskas suskystėjo ir pašviesėjo, dabar belieka pamaišyti ir dėsiu į kepimo indą. Kad pyragas neprisviltų ir nepasiliktų kepimo formai, o ne jums, tai aš visuomet darau tokį patį paprasčiausią triuką, būdą ir metodą. Taip, tai aš tiesiog štai šitaip apkirpsiu. Taip, viskas. Jeigu jūs naudosite šokoladą, kuriame yra jau cukraus, jau jisai yra pasaldintas, tai iš tiesų galima cukraus dėti dar mažiau, kad ir pavyzdžiui 50 gramų tikrai užteks ištrinti gerai su tryniais. Nu ir viskas, nereikia nieko lyginti, nieko daryti, matosi ir riešutų gabaliukai ir kaip kvepia, kaip saldainiai. Taip. Ir dabar iškomandiruojam pyragą keptis. Ką rekomenduoja autorė? 45 minutės, sako, reikia kepti. Pažiūrėsim. Va, štai, iškepė jau gerbiamas pyragas, tai dabar jį reikia išimti. Beveik kaip koks šokoladinis triufelis. Jį galima valgyti karštą, kaip desertą, su, pavyzdžiui, grietine liesa arba jogurtu arba ledais, nes jau ledų sezonas prasidėjo. Arba tiesiog atvėsinti ir valgyti savo puikiausiai jį šaltą. O kai prasidės braškės... Vilma, ateik. Prašau. Taip, aš iš čia. Oi, labai geras. Geras? Patinka tau? Nu taip, nes jisai labai toksai... Labai skanus. Man labai patinka, kad ne per saldus ir toks, žinai.